13 uždavinys, jau pats numeris uždavinio prašo suklusti. Ar kur nors kas nors čia koks nepakavotas, kokia problemėlė. Iš 3 dalių uždavinys, bet kas įdomiausia, 2 ir 3 dalis galima spręsti neišsprendus pirmos dalies. Visai nebūtina buvo pirmąją dalį įspręsti, galima buvo ramiai 2 dalį įspręsti. 2 daly tik reikėjo rasti tokią, kam lygiai tokia sandauga. Na, bet iš pradžių pradėkime. Prašo, net 4 dalių uždavinys. Prašo tokio skaičiuko 23 milijonai, jeigu jį perskaitytume, 23 milijonai tokį skaičiuką užrašyti standartiniu pavidalu. Na, reikia žinoti, kas tas standartinis pavidalas. Čia prisiminę, kas tas standartinis pavidalas, tai yra turim paimti skaičiuką ir jį padauginti iš 10 laipsnio. Tokį skaičiuką turim paimti, kad jisai būtų tarp 1 ir 10. Tai yra didesnis už 1, bet mažesnis už 10. Tarp 1 ir 10. Tai tas skaičiukas 2,3. Na ir iš kiek reikia padauginti, kad gautumėm tą patį skaičių, tai yra iš 10/7. Tai yra toks užrašas ir vadinamas standartinės skaičiaus išraiška 6 nuliukai ir dar vienas skaitelis čia, tai iš viso 7 nuliukai 2,3 iš 10/7 yra lygu tam 23 milijonams. Atmetus visus ten svetainės, ar taip gali būti, ar taip negali būti, čia visai nesvarbu. Kitas punktas uždavinio sako, kad dabar jau jūs turite laikyti, kad skaičius pi yra 3, tai yra skaičiuodami vietoj pi reikia imti 3. Ir sako, įrodykite, kad štai šio indo talpa, o šis indas kokios formos yra? Tai yra ritinys, kad šio indo talpa yra 2,592 litro, imdami vietoj pi tą 3. Kas duota 6 cm, tai yra pagrindas spindulys 6 cm ir ritinio aukštis 24 cm. Na, talpa tai yra tūris. Na, sakykime, taip siejasi šios dvi savokos, kaip apskaičiuoti šio indo tūrį. Pagrindo plotą reikia dauginti iš aukštinės ilgio. Aukštinė, ar čia mes ją nupiešim, ar čia kaip sudaromoji mano atveju pavaizduota. Na, tai pagrindas yra skritulys, plotas pi r kvadratu. Vietoj pi, plotas pi r kvadratu, mes pagrindo plotą rašom, vietoj pi imam 3, vietoj r imam 6, keliam kvadratu, apskaičiuojam, kiek gaunam 36 kart 3, tai jeigu aš vėl į kokį medį neįlipau, tai yra 108 kvadratiniai centimetrai. Taip, tai yra pagrindo plotas. Ir pagrindo plotą padauginę iš ritinio aukštinės arba sudaromosios ilgį, gausime tūrį šito indo, tai yra pi r kvadratu, dauginam iš šitą pi r kvadratu buvusį, tą, kurį apskaičiavom, dauginam iš 24, 108 padauginti iš 24, ir turim gauti, nei daug, nei mažai, skaičiuką labai su tuo susijusi, ne? Tai gaunam 2, 5, 9, 2 sudauginę, ko tokių kubinių centimetrų. Mes skaičiavom viską centimetrais. Na, belieka kubinius centimetrus paversti litrais. 1 litras tai yra 1 kubinis decimetras. 1 litras tai yra tas pats, kas 1 kubinis decimetras. O 1 kubinis decimetras centimetrais 10 kubelis toks, tai turi 1000 kubinių centimetrų. Tai šį skaičiuką versdami litrais arba keisdami litrais turim padalyti iš 1000. Tai jeigu kubinius centimetrus verčiam, tūrį verčiam talpa litrais, tūrį kubiniais centimetrais verčiam talpa litrais ir gaunam tą, kas pasakyta sąlygoj, ką reikėjo įrodyti valio. Ta mes gavom. Įsivaizduokim, kad šito būtumėm nepadarę uždavinio. Nesibaiminus reikėjo pasižiūrėti, ko prašo kitas punktas, nors to ir nepadarėm, o prašė kitas punktas apskaičiuoti, kiek sveria 1,5 litro medaus. Tai jeigu mes žinom, kad litras sveria tiek, tai 1,5 litro medaus kiek svers? Padauginam iš 1,5 ir kiek čia gaunam? Aš dabar šitą skaičiuką nuvalau.
tą skaičiuką nuvalau, nes jūs jau jį įtikėjo turbūt, kad tiek yra. Padauginę vieną, tai yra grybauju, ne, tai kaip pasakyti. Svarbu neparašyti nesąmonės, mintyse gali grybauti. Padauginę, kiek yra litrų medaus tame iš 1,5 kilogramo, gaunam ką? Vėl, man atrodo, prigrybavau čia bešnekėdamas. Gavom 3,8, jeigu aš teisingai čia atsimenu, kai dauginau mintinai kilogramų. Tai yra, jeigu 1 litras medaus sveria 1,5 kilogramo, tai kiek sveria šitiek litrų medaus? Nu, tai sudauginę gaunam. Jeigu nesuklydau, tai yra toks atsakymas punkto 13.2, kurį buvo labai lengva gauti, nieko ten iki šiol nepadarius ir nereikėjo. Na, trečiasis punktas šio uždavinio, 2-3 punktas, iš tikrųjų 4. momentas, sako, ar užteks juostelės apjuosti štai tą indą. Na, įsivaizduokim tą juostelę, kad ir pakraščio, ar ten kaip piešinį per vidurį juosia, nori juostelės. Ir tos juostelės pasakyta, kad ilgis yra 30 cm. Ir ar užteks tos juostelės ilgio pilnai apjuosti tam indui, tuo užrašu. Na, tai ko mums reikia? Mums reikia tiesiog, sakykime, taip apskaičiuoti pagrindo ilgį, tai yra pagrindo skritulio arba pagrindo apskritimo ilgį, kaip jau čia be pasakysi. Na, tai formulė C, sakykime, formulė tas ilgis dažniausiai žymimas, tai pagrindo ilgį, kaip mes apskaičiuosim, 2πr, kai plotas πr kvadratu, tai ilgis yra formulė 2πr. Vietoj pi vėlgi įmam tuos pačius 3, nesąlygoje pasakyta. Įmam tuos pačius 3 ir neskubėdami skaičiuojam 2 × 3, o r pas mus 6, čia viskas centimetrais, čia 6, 36. Reiškia C pas mus kiek? 36 centimetrai. Tai ką gavom? Mūsų juostelės ilgis 30 centimetrų, o šito realiai apimtis to indo yra 36 cm. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad juostelės ilgio neužteks, nes jis yra mažesnis ilgis negu pagrindo ilgis. Atsakymas neužteks.